Visi žinome, kad šiluma kyla į viršų, todėl per nesandarų stogą netenkama net iki 30% pastatui apšildyti sunaudojimo šilumos. Nepriklausomai nuo stogo tipo ar jo nuolydžio, stogas yra svarbiausia pastato atitvarinė dalis, turinti didelę įtaką pastato šilumos nuostoliams bei energijos vartojimo efektyvumui. Sumažinus šilumos nuostolius per stogo konstrukciją suvartojama mažiau energijos viso namo šildymui arba vėsinimui. Namo stogo šildymo darbai yra vieni iš svarbiausių. Juos reikia atlikti taisyklingai, kruopščiai. Ir tai geriausia samdyti profesionalus, o nesistengti atlikti patiems, nes tai yra kruopštus darbas ir reikia žinoti, ką darai. Ne tik kaip kiti prašo, mes apsišildysim patys, jūs tik padarykit gegnyną, o daugiau mes patys. Tai nėra gerai. Nes žmonės, nežinodami, kaip taisyklingai reikia dėti vatą, jie sudeda paprastai, jungimus padaro net ten kaip reikia. Ir dažniausiai būna kokybė ne tokia, kokios norėtųsi. Šiltinant palėpę ar šlaitinį stogą nereikšmingų detalių nėra. Itin svarbu numatyti efektyvias konstrukcijų ir patalpų vėdinimo schemas. Tinkamai išdėstyti šilumos, vėjo ir garo izoliacinius sluoksnius. Netinkamai parinktos šilumos izoliacinės medžiagos, netinkamai įrengti garo ir vėjo izoliaciniai sluoksniai dažniausiai tampa palėpės ir stogo medinių konstrukcijų puvinio prastos šeimininkų savijautos priežastimi. Jau įrenginėjant gegnyno konstrukciją reikėtų iš karto atkreipti tarpus tarp gegnių. Čia yra padaryta neteisingai, nes vata yra tam tikrų išmatavimų, o gegnynas sudėtas per plačiai, todėl reikia vatą pjaustyti tankiai ir dėti mažais gabaliukais, kas yra tikrai negerai. Taipogi, dedant vatą tarp gegnyno, reikėtų atkreipti dėmesį, kad vatos jungimai ryšasi. Jeigu gegnis yra 20 storių, tai dedasi 2 sluoksniai po 10 ir apatinis sluoksnio jungimas gaunasi šitoje vietoje, o kaip dabar matome, antros sluoksnio gaunasi šitoje vietoje, kad persirištų tarpai nesigautų šalčių tiltų. Ypač didelį įtaką viso šlaitinio stogo varžai šiluminių nuostolių atsiradimui eksploatavimo metu turi įrengimo kokybė. Tai yra gaminio montavimo konstrukcijoje būdas. Montuojant šilumos izoliacinius gaminius reikia tinkamai parinkti atstumą tarp karkaso elementų centrų, nes plokštės visada turi būti didesnės negu tarpas tarp karkaso elementų. Sudėjus vatą tarp gegnyno, po tai yra dedamas priešgarinė plėvelė, kuria tvarkingai suklijuojama sandarinimo juostomis, kad nesigautų jokių tarpų, kad namas būtų sandarus. O uždėjus plėvelę prieš garinimo, atliekant kitus statybinius darbus, patarčiau elgtis atsargiai, kruopščiai, kad nepažeisti prieš garinės plėvelės. Nes jeigu ją pažeisit, tada jūsų darbas išeis per niek, nes vėl taps nesandariai. Dažnai žmonės prašo patys, kad jie apsišiltins stogą, užsisandarys namą. Bet dažnu atveju po kiek laiko skambina ir prašo, kad yra negerai, nesandaru, šalta, namas šaltas, nors vatos kaip ir užtenka storio, palei viską. Tai esmė yra tokia, kai yra neatlikta taip, kaip reikia ir po to, kad ištaisyti, reikia viską perdaryti, tada kainuoja dar didesnius pinigus, išeina ne nauda, o tik nuostoliai. Tai geriau samdyti normalią kompaniją, kuri atliks su garantijom, ir nuo savo pečių nusimti naštą, darbus problemos ir savo ramia sąžine džiaugtis gerų rezultatų. Netinkamas stogo šiltinimas sukelia nepataisomų problemų. Medienos puvimas, stogo konstrukcijų deformavimasis, vandens garų kaupimasis, vatos savybių praradimas. Todėl apšiltinant stogą kreipkitės į profesionalus, kurie darbus atliks kokybiškai ir profesionaliai.